Absoliutus ignoras. Dažniausiai vyrų klausimai. Kas juos jaudina ir gąsdina pradedant ignorą? O kas jeigu aš ignoruoju ją jau antrą kartą? O kas jeigu aš pats nutraukiu ignorą? Arba kas bus, jeigu ji pati išėjo iš ignoro, o aš po to ją mesiu? Nu ir pats svarbiausias, ar galiu pritaikyti ignorą, bandant sukelti moters jausmus? Padaryt, kad ji mane pamiltų. Reikia suprasti, kad ignoro eiliškumas yra visiškai nesvarbus. Svarbu yra aplinkybės ir tavo pozicija. Tuo momentu, kada tu pradedi ją ignoruoti. Viskas. Jeigu tu pats nutrauki ignorą ir po to pradedi per naują, akivaizdu, kad tavo pozicija bus daug silpnesnė. Tu vėl parodai jai, kad ji tau reikalinga, ignoro laikas bus ilgesnis. Jeigu tu priėjai iki tos stadijos, kada jie iš ignoro išeina, bet tu nebuvai tam pasiruošęs, nesusitvarkai, praktikos neturėjai, su savim jokio vidinio darbo nepadarei, jos reikšmingumo nepamažinai ir ji pradeda nuo tavęs po truputį tolti. Tu tą pajauti momentą ir vėl pradedi ignorą. Tokiu atveju jo efektyvumas bus žymiai didesnis. O dabar grįžkim prie klausimo. Ar galim ignorą naudoti kaip įrankį, kad mergina mus įsimylėtų? Aš jau praeitose epizoduose minėjau, kad šitas būdas vadinasi pramušti kalės šarvus. Ir daugelis vyrų ne tik, kad nebandė, jie net įsivaizduoti negalėjo, kad absoliutus ignoras gali būti labai efektyvus. O daugeliu atveju aš net sakyčiau neišvengiamas. Ir jis reikalingas tam, kad pastatyti moterį į silpną poziciją santykių pradžioje. Čia yra gerokai sunkesnė užduotis. Kai mergina tave palieka, tai, sakykime, tiesiog ją ignoruoji, darai savo dalykus, bandai fokusuoti mintis visai kitur, kuri savo gyvenimą be to žmogaus ir laikui bėgant ji pati pas tave grįžta. O čia viskas yra visai kitaip. Aš jums pasakysiu atvirai. Mano praktikoje tai buvo vienas maloniausių tokių, linksmiausių procesų. Pabrėšiu, kad tuo metu aš susitikinėjau tik su probleminė moterim. Mane tuo metu tik tokias domina. Ką jau padarysi? O dabar aš jau suprantu, kad tinkamai moteriai to daryti ir nereikia, ir neprireiks. O kam to reikia ir dėl ko? Tegul susiranda savo vyrą ir laiko nešvaisto. Ir nemeluosiu, aš laukdavau to momento, kada moteris duos man priežastį ignoro pradžiai. Ir išėjimai iš ignoro, mano patirtyje, buvo labai greiti. Bet aš visas galimybės tam sukurdavau. Aš siūlau pradžiai aptarti tuos atvejus, kada ignoras yra neišvengiamas. Tai situacija, kada moteris yra smarkiai probleminė, turi didelį savivertės jausmą. Situacijai, kada moteris yra linkusi dominuoti, perimti iniciatyvą, taip vadinama rolių inversija. Situacijai, kada ji gauna didelį kiekį dėmesio iš kitur. Ji gali nepalikti tau kitos opcijos. Jūs pažindinatės, lyg ir ji eina į kontaktą, bet po susitikimo, 2, 3, 5, 10, ji sukuria tokios aplinkybės, prie kurių tu esi priverstas stengtis daugiau, arba ji peržengia kažkokią ribą. Kartelė, 2, 3. Po truputį taip, nepastebimai. Ir galų gale priveda prie to, kad arba tu esi priverstas ją užmiršti ir judėti toliau, arba šokt paskui jos dudelę, lankstytis, taikytis prie jos sąlygų. Viskas. Trečio varianto nėra. Ir tai turi neįtikėtiną rezultatyvumą, todėl kad nėra vyrų, kurie ryžtųsi pradėti ignorą su ja. Kodėl? Jigi susiras kažką kitą, jigi tokie, kitokie. Va būtent dėl to jie ir nebus su tavim. Ir tu būsi eilinis jos flingas, pavadinkim. Viskas. Prie tokių aplinkybių tik ignoras gali pastatyti ją į silpną poziciją. Pati ji ten tikrai neatsidurs, patikėk manim. Tiesiog judėti kažkokia teisinga trajektorija, vengti klaidų. Šitaip to pasiekti nepavyks. Arba reikia turėti kažkokią kosminę objektyvę vertę. Kažką tokio, ko jie gyvenime dar nėra mačius. Tai, sakykime, retenybė. Tuo labiau, kad tokios moteris dažniausiai yra mačiusios viską. Ir tai, ji kiek vėliau apie save duos žinot vis tiek. Žodžiu, ignoras su tokiom moterim neišvengiamas. Gyvenime pas mane irgi taip yra buvę. Ir ne kartą. Buvo taip, kad moteris yra susidomėjusi, bet po 4 susitikimų jis sukuria priežastį ir aš tiesiog esu priverstas. Jis sukuria priežastį tokią, ginčytiną. Galima pakentėti,
o vat galima ir nepakentėti. Va. Bet nepakentėti baisu. Ir vyrai ant to užkliūna. Žodžiu, aš pradedu ignorą, po 4 mėnesių jie iš jo išeina. Po to vėl keli susitikimai ir vėl neišvengiamas ignoras. Ir tada vėl tvarkingai išeina po pusės metų. Ir po to daugiau ignoro reikiamybės jau nebuvo. 2 ignorai. Jūs suprantate, ne? Šanso pastatyti ją į silpną poziciją kažkaip ramiai, tolygiai nėra. Ir būti negali. Nu ir taip pat man visai patikdavo laukti momento, kai ji padarys kažką tokio, kažką nepagarbaus. Pas jūs gali atsirasti klausimas. O vat kokiu momentu tą ignorą reikia pradėti? Aiškinu. Variantas numeris 1. Netikėtai. Tu prieš tai suteiki kažkokių pozityvių emocijų, o tada 1, 2 ir viskas. Kaip tu tai paaiškinsi, tai jau netiek svarbu. O yra antras variantas. Man atvirai kalbant jis patikdavo labiau. Aš tiesiog suprasdavau, kad tai neišvengiama. Nu, aš prognozuoti jau mokėjau, kaip viskas bus. Ir aš suprantu, kad man tiesiog reikia sulaukti jos netinkamo poelgio ir viskas. Aš jau pasiruošęs, žinot. Ranka ant pulso, aš laukiu to. Daugelis vyrų kokioj pozicijai būna santykių pradžioje. Oi, kad tik viskas pas mus gautųsi, kokie gražūs vaikučiai mūsų būtų, kaip gražiai mano pavardė skambės ten, ta, ana. O aš tai suprantu, kad viskas čia tuo net nekvepia. Ryt, poryt, už 3 dienų. Bet priežastis tikrai atsiras, tikrai bus. Viskas ir pradedu. Iškart. Nu ir turint omeny, kad susidomėjimas iš jos pusės buvo, iš ignoro išeidavo dažniausiai greitai. Tas atvejis, kurį aš nupasakojau, daviau pavyzdį. Jų buvo pora. Nu, kad tai buvo prailginti ignorai. Bet daugeliu atveju 1, 2, 3. Čia labai panašiai kaip ta istorija. Aš man atrodo, ją kanale jau pasakojau, o gal konsultacijai. Kada mergina po pirmo pasimatymo man rašo. Žinai, man atrodo, kad mums daugiau geriau nesimatyti. O aš tai mačiau, kad susidomėjimas buvo. Aš tai žinau, kad moteris sprendimų priimti negali. O ką tai reiškia? Blefuoja. Aš atrašau jai. Nu, okei. Praeina pusvalandis. Žiūriu. Sėdžiu online. Nu, aišku. Ir paskui rašo. Ta prasme, okei. Aš bandžiau tave patikrinti. Žodžiu, ji pati sukuria progą, tu tiesiog pasiryšk tam ir viskas. Nėra nieko efektyvesnio negu tai, kada tu pagauni moterį netinkamam elgesį. Tai yra teisinga, tą reikia padaryti. Ir tai atneša tiesiog stulbinantį efektyvumą. Nu ir trečias variantas, mano mėgstamiausias. Ignoras kaip natūrali reakcija į bet kokį diskomfortą, kurį tu patyrei santykių metu. Pažinties etape, ar net susirašinėjimuose. Kame esmė? Dažnai vyrai tiesiog kenčia. Įvyksta kažkoks įvykis ir jis įlenda į gilius apmąstymus. O ant kiek tai yra priimtina? O vat reikia čia ją ignoruoti ar nereikia? Man apsimes, kad nieko neįvyko, nes kitaip sugadinsiu reikšmingumo balansą. Ar kažkaip parodyti savo nepasitenkinimą. Ir vat jie taip svarsto, žinot. Kas vyksta toliau? Toliau jis kenčia. Paskui isterija vietoj veiksmo. Reikia suprasti, kad isterija yra veiksmo nebuvimo rezultatas. Ir pasiekmes to, kad vyrui yra labai baisu. Iš tikrųjų, bet koks žiaurumas ar neadekvatus elgesys iš vyro pusės santykių metu yra paremtas būtent baimės. Tose situacijose, kada, nežinau, moteris 5 minutėm užsilaikė, tu žinai, su kuo jinai buvo, gal net atsiprašė dar už tai tavęs. Ir čia vyras pradeda skaityti jai moralą. Apgailestauju labai dėl to, bet tokių situacijų irgi būna. Tai čia blogas kraštutinumas ir aš to žinoma nepalaikau. Aš įsitikinęs, kad reikia laikytis vieno tokio esminio svarbaus principo. Vyras privalo būti griežtas. Privalo. Kitaip nieko nebus. Sau ir moteriai. Bet jo kiekis dėkingumo už pozityvius veiksmus ir savybės turi būti tolygus griežtumui. Ir va tada viskas bus gerai. Kaip taisyklė, pas vyrus čia pusiausvyros nėra. Todėl jeigu tu supranti, kad tu esi adekvatus žmogus,
tai ko gero bet koks diskomfortas tau turi priežastį. Ir tu turi iš karto tai išspręsti. Žinot, kaip atrodo maždaug 20% užklausų, kurias aš gaunu. Kad vyras susitikinėja su moterim, turi santykius ir jis man rašo. O ką daryti? Maniškė rūko. Kitas rašo. O ką daryti? Ten jau 2 metus susitikinėja. Pas ją yra vaikas. Trečias sako. O vat ką daryti? Jau už mane 10 metų vyresnė. Ketvirtas sako. Ir aš čia vardinu per kelis mėnesius, kas buvo. Tai nuolatos vyksta. Iš vis tai dažna praktika. Jūs pagalvokit. Reiškia, jis pradėjo santykius, žinodamas sąlygas. Ir po metų suprato, kad ne, man netinka. Tai būna, kad kažkas išaiškėjo su laiku. Bet sakykim, išaiškėjo po 2 mėnesių. O jie kartu jau metus laiko. Kodėl tai vyksta? Visų pirma, mums reikia padaryti išvadą. Kad vyras yra pasiruošęs su tuo susitaikyti. Ir jis meluoja savo, kad jo tai netenkina. Netenkintų, nepradėtum tų santykių. Ir jokios esmės keisti kažką proceso metu nėra. Svarbu iš anksto apie tai pagalvoti. Iki pradedant santykius. Nežinau, kažkaip pabandyti loginį mąstymą, jums kritinį suprognozuoti kažką. O svarbiausia priimti pasekmes. Jeigu tu nusprendai nieko nedaryti atsiradus bet kokiam diskomfortui, suprask, kad jis tave lydės visada. Nereikia jį žiūrėti kaip į kažkokį atsitiktinumą. Tipo, oi, čia vėl pasikartoju. Jeigu po 2 mėnesių moteris pradėjo kelti ant tavęs balsą ir tu toliau su ja susitikinėjai, tai priimk tą faktą, kad tai bus visada. Jeigu moteris vyresnė už tave 10 metų ir tu su ja susitikinėjai arba pradėjai susitikinėti, tai priimk tą faktą, kad greičiausiai vaikų jūs neturėsit. Ir tada viskas bus gerai. Tu arba susitaikysi su tuo, arba bent žinosi, kas tavęs laukia. Arba tikrai suprasi, kad tau to nereikia. Bet svarbu yra spręsti klausimus iš karto. Priešingai, tokia situacija tik sunkės, viskas pradės atrodyti ne taip vienapusiškai, sudėtingai, ir kažkokia košė galvoje. Neleiskit, kad jums taip atsitiktų. Atsirado problema, jūs iš karto ją išsprendėt. Iš karto sureagavot. Kartais tai gali būti ignoras, bet man norėtųsi žinot, ką paminėti. Jeigu atvirai gerose santykiuose, kuriuo aš galėčiau palinkėti ten savo draugui, broliui, ar jums, kiekvienam iš jūsų, ten negali būti ignoro reikiamybės. Tikrai negali. Yra labai reta išlyga, kada vyras pats ten viską sugadino, kad su moterim iš esmės kurti santykius galima, bet jis iš karto ten daug lindo, smaugė ją savo dėmesiu, rodė ten iniciatyvą, bet ir tai, vyrai nedaro to šiaip savo, jeigu tu jų nepastumėsi. Kaip taisyklė, tokiam priklausomam elgesiu yra reikalingi avansai, kad jūs pakliūtų į tą priklausomybę. Jeigu tinkama moteris pamatys, kad vyras vis duoda, stengiasi, nerimsta dėl jos, ji pasakys, klausyk, nereikia, man to nereikia. Ji nesėdės ir nesinaudos tuo, tiesiog laikydama tave per atstumą. Va kur svarbus niuansas. Bet norint suprasti mechaniką šio įrankio, tu gali ir sukurti distanciją, ir pradėti ignorą. Svarbiausia yra vidinė argumentacija. Kokį vidinį argumentą tu turi, dėl ko tu tą darai? Jeigu tau negera po kažkokio moters elgesio, reiškia, tai yra nenormalu. Tau nereikia įrodinėti jai, savo, kad jie elgesi blogai. Ir bandyti kažkaip atrasti argumentų tam. Pagrįsti savo nuomonę. To nereikia daryti. Tau užtenka tik tokio paaiškinimo, kad tau, būtent tau asmeniškai, tai nėra priimtina. Būtent tau. Argi to negana? Tu neverti jos nieko daryti visiškai. Tu tiesiog sakai, kad su manim taip nepavyks. Aš nebūsiu tokiuose santykiuose. Aš. Ir man tai yra svetima. Viskas. Ant kiek paprasta yra iškart uždaryti klausimą. Klausimą reikia spręsti iš karto. Tik viena galima opcija ir viskas. Ir kažkas čia gali paklausti, tai ką, išeina, kad mes
duodam sprendimą priimti jai, ar kaip? Nu taip. Tu duodi jai pasirinkimą, viskas. Viskas daug paprasčiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.